Taip, jūsų tas dviratukas, ko labiausiai ir bijojau, ar nebus daužtas, nes toksai gūdas buvo, kol padanga uždėta nesimato to stipriai, bet važiuojant tai tikrai jausis, šokinėsit šitoje vietoje, hop. Taip, kaip čia taip sufokusuot, kad, matot, šičia, įdubimas, šitas įdubimas buvo stipriai kažkur, tai gan stipriai įkaltas į bortą greičiausiai. Ir šitoje vietoje dėl to pas mus stipinai va. Jie net nesusiverš, nes stipinų galvutės srygis pasibaigs anksčiau, negu bandysim čia vežti. Tai čia šitą ratlankį, nežinau. Čia tik keitimas, čia pigus ratas šitas. Stebulė sukasi gerai, būgnas tvarkoj, kaip ir... Tai pažiūrėm, ar stipinai atsileidė, nes aš juos čia truputį jau ir supurškiau, kad atsileistų. Jo, tvarkoj, stipinai atsisukinėja. Čia visų dar nepatikrinau, bet lyg ir ok. Mini kliovelino guoliai kaip ir tvarkoj, perjungėjas veikia, ratukai sukasi, stabdžių kaladėlių yra. Dėl trosų jau kalbėjau, kad reiktų čia viską keisti. Priekinė padanga su kamera, taip pat galą jau jaučiu. Nors galima dar panaudoti šitą kamerą, jeigu jinai neleido. Bet gali pradėti leisti, nes nuo senatvės tiesiog būna. Lyg ir laiko pradeda važinėtis ir išleidžia. Taip. Priekinis ratas sukasi. Taip, pažiūrim. Taip, guoliukai sukasi. Tai kaip ir gyvas. Ir ratlankis panašu, kad sveikas. Bent jau tokių dubimų įdaužimų nematau, truputį kreivas. Bet čia tiesiog stipinai jam jau atsileido šiek tiek. Bet viskas suveržiama. Taip, ar jam taip pat gerai kaip galas. Jo, atsisuka. Tvarkoja, tai prie bendro dviračio remonto dar čia dasideda ratlankį su perstipinavimu. Grandinė, padangos, trosai su šarvais ir padangos su kamerom. Kameras dar irgi rekomenduoju, abi, ne tik tais ta, kur pradurta. Ir kaip ir tikiuosi pavyks rasti ratlankį tokio pačio dydžio, tai galima bus panaudoti senuosius stipinus, jie kaip ir sveikiai atrodo. Nieko nesukramtyti, nesudraskyti. Va, sudėtų su matėlė, pažiūrim, ką turim.